Mano vardas yra Ingrida, aš esu vaikų psichologė kaniterapeutė ir su manimi mano šuo vardu Bruna, tai yra auksaspalvis retriveris ir tai yra terapinis šuo, kuris dirba 1 metus jau šioje veikloje. Kaniterapija tai yra toks alternatyvus gydymo būdas, kuris gerina žmonių tiek fizinę, tiek psichinę sveikatą. Ir šioje veikloje šuo, pagrindinė jo veikla yra motyvuoti žmogų kažką atlikti, veikti ar išbūti veikloje. Tai kaniterapinėje veikloje aš esu jau apie 9 metus. Prieš tai aš dirbau ir auginau 2 šunis, tai Berno Sennenhundą ir Newfoundlandą. Tai vienas iš jų buvo išlaikęs egzaminą edukaciją, o kitas Newfoundlando veislės šuo buvo išlaikęs visus 3 lygius egzamino ir dirbo su manimi konsultacijose apie 8 metus. Vėliau, aišku, tenka, kaip bebūtų gaila, atsisveikinti, ateina tas laikas ir tuomet mano gyvenime atsidūrė šuo Bruna, su kuria mes ir toliau tęsėme šiuos, kaip aš matau ir manau, tuos prasmingus darbus. O kaniterapija aš susižavėjau jau seniai, iš pradžių skaitydama įvairius straipsnius, stebėdama įvairią video medžiagą ir tuomet radau, kad Lietuvos kinologų draugija organizavo mokymus apie kaniterapiją ir tada mano gyvenime atsidūrė tos veislės būtent šunis, kurie kaip ir tinka šiai veiklai. Išsilaikėm egzaminą, ir tęsiam visą laiką ir toliau. Taip, kaniterapinė veikla iš tikrųjų Lietuvoje labai populiarėja, yra didžiulis susidomėjimas, nes kaniterapija yra taikoma tiek dirbant su vaikais, tiek dirbant su suaugusiais, tiek su negalią turinčiais žmonėmis, tiek su senjorais. Ir iš tikrųjų mūsų asociacijoje nėra labai daug tų šunų, o prašymų, užklausų, kad galėtume ateiti į tas organizacijas, tai tikrai visų norų mes negalim patenkinti ir tikrai matom didžiulį susidomėjimą. Tai kaniterapija per tiek daug metų, tai tikrai yra tų prisiminimų, gražių prisiminimų, kadangi daug metų esu dirbus vaikų globos namuose ir būtent labai ten pasiteisino darbas su šuniu, tai būtent taikant kaniterapiją, nes vaikai, globos namų vaikai yra labai pažeisti, yra netekę savo tėvų, savo artimų ir jaučiasi labai tokie išduoti ir jiem yra labai sunku prisirišti tiek prie suaugusio, tiek sunku prisirišti prie kitų žmonių. Tai per šunį mes tikrai pasiekėm rezultatų dirbant su vaikais. Ir aišku, tai nėra vienos dienos susitikimas, tai yra ilgalaikis darbas ir tokį gražų turiu prisiminimą su vienu berniuku, kuris mes juo susitikom, jam buvo 7 metai. Jis turėjo labai daug sunkumų, turėjo elgesio ir emocijų sutrikimą, turėjo mokymosi sunkumų, jam labai būdavo sunku išbūti mokykloje, labai būdavo išbūti nepatyrus konfliktų. Tai per šuns pagalbą, per 4 metų darbą mes pasiekėm tikrai labai gražių rezultatų. Jisai sugebėjo ir pamokose išbūti, jisai sugebėjo atrasti mylimą veiklą, jisai nebebuvo tas toks vis išstumiamas kaip labai nepatogus vaikas. Tai tikrai yra tų gražių rezultatų, bet jie nėra vienkartiniai susitikėjimai. Aš esu Joana Grigutis, esu psichologė kaniterapeutė. Turiu 3 paruoštus terapiniam darbui šunis ir su jais visais dirbu. Vienas tai yra šitas, kuris pas mane dabar ant kelių. Čia yra kavalieriaus karaliaus Karolio spanielis. Jo vardas yra Lou ir jisai dirba su manim jau 6-7 metus.
Kitos dvi yra labradorio retrieverio kalytės ir vienai yra 10 metų, beveik 11 iš tikrųjų, kitai yra 3 metai, tai va, komanda mūsų yra didelė. Kad tapti kaniterapeutu, net nežinau nuo ko pradėti iš tikrųjų, bet turbūt reikia mylėti šunis, reikia norėti su jais dirbti ir taip pat arba panašiai bent jau mylėti žmones, nes kaniterapija tai yra dviejų šitų sričių apjungimas, kur ir žmogus, ir gyvūnas, ir visiems turi būti sąžiningas, neskriausti, neišnaudoti, nepakenkti kaip nors. Tai tikrai visų pirma turbūt yra labai svarbus meilė ir noras būti. Kitas dalykas, kas yra labai svarbu tam, kad galėtum tapti kaniterapeutu, tai reikia, kad būtum pats specialistų, kažkokios tai srities specialistų ir tas sritis turėtų būti susijusi su žmogumi. Nes, tarkim, vargu bau ar buhalteris galėtų vadintis kaniterapeutu ir kažkaip padėti savo klientams, ar ne? Ar ten, nežinau, kažkurų kitų sričių specialistai. Tai reiškia, reikia būti ar psichologu, ar specpedagogu, ar logopedu, kineziterapeutu, ergoterapeutu, ar mokytoju, kad galėtum toliau siekti tapti kaniterapeutu. Ir aišku, reikia šunį turėti pasiruošti. Šunį pasiruošti užtrunka, kadangi geriausio ir idealiausių variantų, tai turbūt yra šunį rinktis nuo mažumės, dar iš veislyno, sugalvoti kokio šuns nori, kokios veislės, išsirinkti tinkamą veislę, kad jinai kuo labiau būtų tinkama šitam darbui, nes kaniterapijoje dirbantys šunys, jie turi norėti kontakto su žmogum. Jeigu yra šuo, kuris vadinama kartais vieno šeimininko šuo ar vieno žmogaus šuo, jisai nelabai tiks tokiam kaniterapiniam darbui, kadangi jisai nesieks pats savaime kontakto su kitais naujais sutiktais žmonėmis. Tai svarbu yra išsirinkti tinkamą veislę ir nuo veislyno turbūt pradėti. Jau mažyčius šuniukus apžiūrėti su treneriu, kuris turi kompetencijos įvertinti, ar jau tas mažas šunelis, kuriam ten yra 2 savaitės, 4 savaitės, ar jis yra jau tinkama, ar jis gali būti tinkamas. Ir tai gali būti, nereiškia, kad jis taps tinkamu. Kiekvienas specialistas naudoja pagal savo sritį. Aš esu psichologė, tai reiškia, aš galiu naudoti savo šunis pati, tuos, su kuriais esu egzaminą išlaikusi, aš galiu tik tai kaip psichologė konsultuoti žmonės. Nebent manęs paprašys kolega, kuris, tarkim, yra kineziterapeutas, jam reikia, kad būtų šuo paruoštas kaniterapijai, tuomet aš galiu eiti kaip šuns vedlys, bet ne specialistas. Tai svarbu, kad specialistas būtų tos srities specialistas, apie kurią ir eina kalba, apie kurioje ir dirbs šuo. Nėra dabar asociacijoje mūsų griežtos tokios nuomonės, kad privalo būti tik tai veisliniai šunys. Turim tikrai ir mišrūnų, kurie išsilaikė egzaminą ir yra puikiai paruošti, bet aš visą laiką pabrėžiu, kad lengviau yra paruošti šunį terapiniam darbui tokį, kuris jau iš savęs, iš prigimties turi predispoziciją tam, kad tapti tokiu šunimi. Galbūt ir iš manęs kažkas sugebėtų baleriną padaryti, bet tai užtruktų labai daug laiko. Ir nežinau, ar jiem pavyktų. Tai yra tam tikros veislės, kurios tikrai manau, kad nelabai tinka. Tai koks turėtų būti šuo? Tai turėtų būti šuo, kuris yra linkęs bendrauti su žmonėmis, linkęs eiti į kontaktą su kitais, net ir nepažįstamais. Tai yra šuo, kuris klauso savo šeimininko, tai tikrai turi turėti ir bendrus įgūdžius paklusnumo. Ir tada ruošiant egzaminui mes ruošiam savo šunis taip, kad tai nereiškia, kad jie nereaguotų, bet kad jų reakcija į tam tikrus dirgiklius būtų mažesnė negu įprastai pas šunis.
Tikrai esam girdėję, kad yra šunys, kurie bijo fejerverkų, kurie bijo griaustinio. Mūsų šunys turi nebijoti staiga neadekvačiai sušukusio žmogaus, o tikrai dirbam su tokiais žmonėmis, kurie turi ar emocijų sutrikimą, ar proto negalę, ar kažkokių kitų sunkumų, dėl kurių negalėdami suvaldyti savo emocijas, ne iš piktos valios tikrai, bet tiesiog nesugebėdami suvaldyti savo emocijas, jie išreiškia tokiu šunims kartais keistų būdų. Tai mūsų šunys turi gebėti adekvačiai tai reaguoti. Jie gali nustebti, jie gali atsisukti, bet jie neturėtų pradėti loti, pulti ar kažkaip kitaip agresyviai elgtis. Turėtų ramiai reaguoti į kvapus įvairius. Tikrai, kadangi terapinis darbas vyksta su žmonėmis turinčiais kartais įvairių sveikatos sutrikimų, tai kai kurie asmenys naudoja prieštraukulinius, epilepsijai skirtus vaistus, tie vaistai jie šalinasi per odą. Tai šuo turi gebėti nereaguoti į tą kvapą, kai kuriems tai yra labai nemalonus kvapas, mes jo neužuodžiam, šunys tikrai daug geriau užuodžia visus kvapus, tai reiškia jiems tas kvapas jie turi išmokti priimti tuos kvapus aplinkoje ir neišsimušti. Tai aš esu Veslava Citovič-Raul, kaniterapijos asociacijos prezidentė šiuo metu. Taip pat esu kaniterapeutė, ergoterapeutė ir dresuotoja, tačiau dresuoju ir tik ruošiu tik terapinius šunius, tik į šitą orientuojus kitų bendro paklusnumo, tai tik dėl savo kažkokios naudos, tai nedresuoju bendrai. Čia yra kavalieriaus karaliaus Karolio spanielė Z, terapinis šuo, dirbantis kartu su manim. Jinai yra jau antras mano paruoštas šuo. Prieš tai dirbau su auksaspalviu retrieveriu, Gongu. Gal kokius 6 metus su juo. Ir su ja jau irgi 3 metus, tai jau ne pirmieji metai. Tai iš tikrųjų labai platus tas klausimas yra, koks poveikis. Yra labai daug mokslinių tyrimų apie poveikį gyvūnų bendrai poveikį į žmogų. Tai tikrai yra, kiek aš skaičiau bendrai, kad yra tie tyrimai tokie, kad šeima turi augintinį ir šeima neturi augintinio, yra palyginimas, ar šitie žmonės daugiau juda. Tai tikrai jeigu taip generalizuojant, bendrai imant, tai tikrai tie žmonės, kurie turi gyvūnus, jie kažkokie mažiau gal nerimo patiria, tai nereiškia, kad jie nepatiria nerimo. Kažkiek gal jie galima pasakyti sveikesni, ta prasme, galbūt jie juda daugiau, priversti judėti, judėjimas mums aktyvus gyvenimas, žinoma, tas suteikia tą tokį sveikesnį gyvenimo būdą, taip. Su šunim gal mes atsipalaiduojam, gal dažniau nusišypsom, jie mus priima tokie, kokie mes esam. Tačiau tikrai yra labai daug tyrimų ir turi ir psichologinį poveikį, emocinį, fizinį, įvairiausi. Ir pati kažkada dariau tuos tyrimus, tai tas matosi per užsiėmimus. Jo, labai svarbus klausimas. Taip pat yra mokslinių tyrimų apie tai, kaip žmonės daro įtaką šuniui. Ir pavyzdžiui, tai šitoje vietoje tai galiu pasakyti, kad žmonėms kortizolis arba kažkoks ten adrenalinas, bendraujant su šunimi, sumažėja, atsipalaiduoja žmogus, tai šuniui užsiėmimo metu jisai auga. O ką reiškia kortizolis, tai yra hormonas, streso hormonas. Tai reiškia, jis pavargsta, jis kažkiek ten savęs atiduoda ir tikrai mes turim daryti tą pertrauką. Žmogus gali dirbti, iš esmės mes teoriškai turim 8 dienų, ta prasme valandų tą dienos, taip, darbo diena. Tačiau tikrai yra sąmoningų žmonių, kurie ir dirba ir 12 valandų, bet čia mūsų yra pasirinkimas. Aš galiu, kiek man reikia, kiek aš noriu. Šuo nepasirenka. Tai mes turime tai atsižvelgti. Tai jeigu šnekant apie tokią gyvūnų gerovę,
tai yra numatyti nedaugiau 2 valandų grupinių užsiėmimų. Individualių yra įvairiai, irgi reikėtų sužiūrėti. Yra streso požymiai, nerimo požymiai, galvos pasukimais, apsilaižymas, uodegos kažkoks nuleidimas, tai kuris jau rodo baimę, letenos pakelimas, tai irgi kažkoks stresas, kad šuniui yra nejauku. Tai ir mes tada, jeigu mes tą matom, tai dabar kažkaip turim ingeruoti, žiūrėti, kas jam yra nejauku, ar nenori kontakto su tom žmogum, kažkaip, ar jis pavargęs ir jam reikia atsigulti. Iš tikrųjų, tai visada sužiūrim, kad jis turėtų kažkur vietą, kad gali savo tiesiog ramiai nueiti ir pailsėti. Taip pat streso požymiai gali būti visiškai kitokia, nebūtinai miegas, gali būti, šuo negali sustoti. Jis bando tada važiuoti. Tiesiog bando žaisti, bėgioti ratais, toks nerimastingumas yra. Nešioja, negaliu nurimti, negaliu atsigulti, užmigti. Tai, tokie kraštutinumai gali būti. Mes ruošiamės egzaminus šuniukui, tai iš tikrųjų ne tik vienas šuo ruošiasi ir šeimininkas, kad pažinti tą šunį, kad pastebėti, kad šuniui yra blogai, išeiti iš tos situacijos, pakeisti kažką. Kažkaip jau tada reikės improvizuoti, bet mes turim būti tam pasiruošę. Ne viską galima suplanuoti. Tuos terapinius tikslus pasiekti ir būtų naudos tokios ir apčiuopiamos, ne tik šypsenos. Nes šypsena tai tikrai sukelia, kad ateina šuo ir paglostai, bet kai jau turi ciklinius terapinius užsiėmimus, jau norėtųsi kitokių iš savo srities, nes vis dėlto ateina žmonės pas tave pagalbos kažkokios prašyti, o ne praleisti linksmai laiką. Nors ir tokių yra. Tai mano svajonė, tai iš tikrųjų, kad tų šunų terapinių tikrai būtų daugiau, bet jie nebūtų išnaudojami. Tai tas labai svarbu būtų, kad tas šuo, kuris yra dirbantis šitoj veikloje, kad jis iš tikrųjų motyvuotų tą žmogų, o ne tiesiog, tiesioginė ta prasme, kaip ir pasakoju. Jeigu vaiką motyvuoja labiau dailė arba muzika, tada motyvacijai skiriam kitos priemonės, o šunį leidžiam pailsėti. Tai kad su tokiu adekvatumu, protu ir kad jie tikrai gali pasitarnauti ir gali padėti, gali sukelti tą šypseną. Ir galbūt ta svajonė būtų, kad ir tos paslaugos gal būtų labiau visiems prieinami. Dabar svajonių ir tikslų. Aš norėčiau, kad kaniterapija taptų labiau žinoma sritis. Norėčiau, kad galėtų ją plačiau pasinaudoti tie, kurie jos reikia. Nes šiuo metu tai tikrai yra labai, gal ne prabangos dalykas, bet šunų nėra labai daug. Tam, kad paruošti šunį, mes specialistai gyvenam ilgai ir dirbam ilgai. Šuo, jisai negali pradėti dirbti jaunesnis negu 1,5 metų ir jau kokiu 8, 9, 10 mes jau jį išleidinėjom po trupučiuką į pensiją, kurios jie tikrai nusipelnė. Užsiėmimų per dieną jie negali turėti daug. Tai 2-3 užsiėmimai per dieną ir tada turi šuo turėti poilsį. Kas 2 dienas turi turėti išeiginę šuo. Tai įsivaizduokite, kad tai yra labai nedidelio, nedaug tas šuo gali pradirbti, ar ne? Ir jie ir suserga, ir visko atsitinka iš tikrųjų. Tai norėtųsi, kad būtų daugiau entuziastų, kurie susidomi šią sritim, kad kuo daugiau domėtųsi ir nepaisant to, kad tikrai yra nelengva gauti tą kvalifikaciją, siektų vis daugiau. Tai galbūt svajonė būtų tęsti tuos darbus ir noras, kad kuo daugiau tas šuo gyventų su mumis ir kad daugėtų tų žmonių, kurie norėtų šią veiklą užsiimti, nes tai pareikalauja labai daug ir šeimininkų jėgų, nes reikia šunį dresuoti, apie 1 metus užtrunka dresūros pamokos,
tada laukia, toks tikrai sudėtingas egzaminas ir tai dar nėra 100%, kad šuo išlaikys. Tai daug reikia valios pastangų ir didelės meilės gyvūnui.